Du bitai. Sveiki! Šią savaitę Lukas atostogauja, tai aš irgi nusprendžiau išeiti paliesti žolę ir papasakoti jums apie vieną smagų dalyką, kuris išėjo šią savaitę ir galite patys pabandyti ir pažaisti. Nežinau, ar atsimenate, Clippy iš Wordo toksai buvo asistentas, kuris sėdėdavo tavo, ekrano kampe ir galėdavo tau padėti visokiais dalykais. Tai dabar jisai, galima sakyti, atgimė kaip tokia funkcija kodekso augintiniai, Codex Pets, kuriuos gali tiesiog išbandyti ir susikurti net savo augintinį, kuris gyventų tavo kompiuteryje, gali jį ten su pele pajudintis, tada šokinėja ir tave džiugina. Tai papasakosiu jums, kaip susikurti savo. Pirmiausia, jums reikės parsisiųsti Codex programą, apie kurią jau mes esame daug kartų šnekėję. Jinai yra Mac'ui ir Windows'ams ir jai nereikia kažkokio mokamo plano, galima tiesiog parsisiųsti ir naudoti kaip praktiškai ChatGPT pakaitalą ir tiesiog kitaip kalbėti su kompiuteriu ir ten jis turi šiek tiek daugiau galimybių, gali su tavo failais dirbti ir taip toliau. Ta nauja funkcija Codex Pets augintiniai, ji yra prie appearances nustatymų ir ten jau iš karto jų yra keletas, galbūt jums kai kurie patiks, galite iš karto tiesiog pasirinkti, išbandyti, vienas iš jų yra numatytasis, bet jie nėra tokie smagus, yra žymiai linksmiau susikurti savo augintinį. Ir tam užtenka 2 komandų. Pirmiausia, reikia įsidiegti įgūdį, kuris leis jums susikurti savo augintinį. Tai padaroma suvedus į tą pokalbio langą, $ženklas skill_installer hatch pet. Tas įdiegs tą hatch pet įgūdį, kurį galite apibūdinti, kokį tik nori augintinį, kokį norite turėti. Galite įkelti, savo šuns nuotrauką ir apibūdinti, jog štai norite, jog čia yra jūsų šuo ir jisai, jog lakstytų po jūsų darbastalį. Galite, aš mačiau, žmonės yra pasidarę Samą Altmaną arba Steve Jobsą kaip savo desktopo augintinį. Aš sugalvoju, jog mano augintinis būtų Lietuvos, dizaino ikona, man labai patinkantis desertukas sūrelis. Aš tiesiog įkėliau jo nuotrauką, pasakau, jog noriu sūrelio. Jie beje mūsų neremia, bet ir tuomet kodeksas pradėjo dirbti ir pirmiausiai jis pasiūlo, ar viskas gražiai atrodo, gali patvirtinti ir kai patvirtini, jis kartais apie 20 minučių generuos tuos vaizdus, bet to rezultatas bus, mano atveju, sūrelis, kurį galiu tampyti po ekraną ir jisai tada bėgioja, gali jį užvesti pelę ant jos ir tada jisai šoktelna. Bet jo praktinė nauda yra tai, jog jeigu tu duodi kažkokią užklausą kodeksui, išanalizuoti tavo failus kokius nors arba sukurti prezentaciją kokią nors, tuomet jisai tokį turės burbuliuką, kur tu galėsi net ir naudodamas kitas programas tiesiog stebėti, kaip vyksta procesas ir ar visas procesas vyksta gerai. Ką dar galima padaryti su kodeksu, tai ten rasite daug visokiausių pluginų, yra ir spreadsheets, ir Wordo, ir prezentacijų visokiausių pluginai, galite prijungti taip pat savo Gmailą. Pavyzdžiui, rekomenduoju prijungus paklausti tiesiog kodekso, peržiūrėk mano inboxą ir pasakyk, su kuriais laiškais tu man pats galėtum labiausiai padėti. Ir jis pats žino, ką jis gali padaryti ir jums pasakys, jog, galiu tau padėti sutvarkyti tai ir tai. Yra daug visokiausių įgūdžių, bet linksmiausia tą, aišku, viską daryti šalimais turint savo virtualų augintinį, kuris gali tiesiog palaikyti jums nuotaiką. Aš jau savaitę su juo gyvenu ir kiekvieną kartą, kai mano akis nukrypsta prie mano virtualaus sūrelio, nusišypsau ir tiesiog smagiau naudotis kompiuteriu. Tai va, linkiu jums džiaugtis pavasariu, irgi paliesti žolės, bet taip pat ir pasidžiaugti virtualiais augintiniais, o sugrįšime kitą savaitę su naujienomis, kai jau grįš Lukas. Iki! Du bitai.